Eina garsas prūsų žemė, žirga reik balnoti. Daug kryžiuočių nuo Malburgo rengės mus terioti. Pasilik sesutę sveiką, nuramink širdelę. Aš pagrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę. Sadūnais dažnai, va čia, kai aš netoli jų, tai jie pravažiuodama mane paima, jau jie galvoja, kad čia jau gyvenu. Paglostyt galima kliuką. Mokykla atvažiavo šiandien būtent su mumis kartu pagiedoti tautinę giesmę. Ministras Seniūnas atnešė mūsų seniūnijos vėliavą. Tai irgi labai džiugu. Ir be abejonės džiaugiuosi, kad jaunieji mūsų užpaliečiai, jaunieji būtent nešė mūsų valstybinę vėliavą, kuri yra 6 metrų ilgumo. Tai iškeliam vėliavą, o mes kapojam pasidžiaugiam. Mindaugas ir valstybė yra neatskiriami dalykai iš tiesų ir jūs puikiai tą žinot. Ne veltui rezistencijos metu mūsų partizanai, ypatingai šiaurės Lietuvos, buvo pasivadinę Mindaugo vardu. Praėjo šimtmečiai ir jie kovojo būtent su juo vardu. Gerbiami užpaliečiai. Svečiai ir visi čia susirinkę. Kągi, visus sveikinu su mūsų valstybės diena. Tai yra didžiausia šventė. Ir aš galvoju, kad matom, kad šiandien oras puikus. Ir linkiu visiems tokios puikios vasaros ir daug saulėtų dienų. Su švente visai. Pasakyti, kad didis Lietuvos tautos šauklys, budintojas Vydūnas yra pasakęs: Lietuvė, tau niekas negali uždrausti melstis lietuviškai, niekas negali uždrausti kalbėti lietuviškai. Taigi, būtent dvasios surakinti negalima. Todėl būtent šiandien ir yra kaip įrodymas, kad mes esam laisvi, kad mes galim džiaugtis tuo, ką mes turime. Taigi, mielieji, visus sveikinu su labai gražia mūsų tautos švente. Ramunėla. Ir dainuoja. Vienam. O, švienas nučerį. Kažkas tai gerai. Žemė. Panašiai opera. Matom. Jos vyras.
Jau pavasaris išaušo, gieda vieversėlis, nebegrįžta nuo Malburgo mielas bernužėlis. Saulė leido, buvo kova, kraujo daug tekėjo, mylimasis už tėvynę galvą ten padėjo. Saulė leido, buvo kova, kraujo daug tekėjo, mylimasis už tėvynę galvą ten